Audioteka Verslui pristato Žmogiškieji iššūkiai. Podcastas apie darbą su žmonėmis. Sveiki, įsijungę Žmogiškųjų iššūkių podcastą, su jumis sveikinuosi aš, Valerija Buzėnienė. Žmogiškųjų iššūkių podcastą mes kalbame apie žmones ir apie jų gyvenimą organizacijose. O šiandien studijoje aš susitinku su Gintare Belausiene. Labas, Gintare. Sveiki. Gintare yra Swedbank strateginių projektų vadovė. Tai Gintare, ačiū labai, kad sutikai ateiti ir pasidalinti savo patirtimi ir mes šiandien su tavim sutarėm kalbėti apie inovacijų kultūros skatinimą. Ir tai pagalvojus, ta inovacijų kultūra, jinai yra pakankamai plati tema ir turi daug aspektų ir ją galima nagrinėti per skirtingas prizmes, ne? Ir aš taip dar važiuodama pagalvojau, kad iš tiesų visai neseniai jau per naujos įmonės kūrimo procesą ir visų ten, sudėliojimo procesų, tvarkų, kaip mes dirbam, ką mes darom. Ir tokiam etape yra be galo lengva ir smagu dėliotis, ne? Naujai peržiūrėti, kodėl mes darom vienus ar kitus dalykus, kaip mes norim daryti, bet organizacijai, kuri veikia jau kurį laiką rinkoje ir kuri yra pasiekusi tam tikrą mastą, dydį ir tam tikrus pasiekimus rinkoje su savo paslaugomis, būna be galo sunku prieiti prie tų pačių klausimų, ne? Ir kažką keisti, kažką inovuoti, kažką naujai pažiūrėti, nes dažniausiai tie procesai ir tie dalykai, jie veikia. Ir kai žmonės dažnai sako, kam žaloti tą, kas veikia, ir kam čia reikia išgalvoti tą dviratį iš naujo. Tai ačiū tau labai, kad tu sutikai ateiti pasidalinti. Žinau, kad einate šiuo metu tuo keliu inovacijų kultūros skatinimo ir turite tam tikrą programą, man bus tikrai labai įdomu išgirsti. Tai pradžiai galbūt galėtum pasidalinti, kodėl iš vis ta tema atsirado ir kodėl jinai yra svarbi jums. Tai pirmiausia, ačiū Valerija, kad pakvietei. Man irgi labai malonu ir tokia nauja patirtis. Ir kiekviena patirtis augina, tai manau ir ši patirtis duos tam tikrų, įžvalgų. Kodėl inovacijų kultūra ir kodėl jinai mums yra svarbi? Tai gal pirmiausiai pasakysiu taip, kad pirmiausiai skatina inovacijų kultūrą mus kurti aplinka, kurioje mes gyvenam. Ir gyvenam pasaulyje, kur pokyčiai yra tokia nuolatinė būsena tiek žmonių, manau, tiek visų organizacijų. Ir klesti arba sėkmingos yra tos organizacijos, kurios iš tiesų geba mokytis ir mokytis geba labai greitai, netgi gal pasakysiu taip, kad greičiau negu keičiasi aplinka. Tai va, ir šitą įgūdį, kas be ko, skatina ir naujos technologijos, bet ir ne tik, skatina ir pati gyva inovacijų kultūra. Ir gal šitoj vietoj dar norisi man paminėti tokios pasaulinės strateginio valdymo konsultacinės kompanijos McKinsey & Company, manau tikrai gerai žinoma HR bendruomeniai, tyrimų, nes jį irgi tyrinėja organizacijos, kurios nuolat investuoja inovacijų kultūrą. Tai pagrindinė to tyrimo išvada buvo tokia, kad organizacijos, kurios nuolat skiria dėmesį, skiria investicijas, inovacijų kultūrą, metinio augimo sulaukia maždaug 10-11% didesnio negu tos organizacijos, kurios to nedaro. Tai kitaip galiu pasakyti, taip ūkiškai inovacijų kultūra apsimoka organizacijoms. Ir tikrai, kurios nuolat auga, kurios geba priimti naujoves, kurios geba jas adaptuoti savo kasdienoje, kurios geba kurti galiausiai pačias inovacijas, tos organizacijos tikrai yra žingsnių priekyje, o mes irgi norim būti žingsnių priekyje ir būti sėkminga organizacija. Kaip savo atsakote klausimą, kas iš vis yra ta inovacijų kultūra, iš ko tai susideda? Gal atsakant į šitą klausimą, man norisi taip 2 žingsnius atgal dar padaryti ir apskritai pakalbėti, tai kas yra ta organizacinė kultūra įmonėse, nes jeigu tu tiesiogiai nedirbi su kultūra, kartais kyla klausimų, nes tu nei jos pamatysi, nei paliesi fiziškai, bet, kaip aš sakau, kad ir kur bedirbtum, tu tikrai ją pajausi. Tai organizacinė kultūra tai yra toksai kaip
kaip susitarimas, kaip mes dirbam šitoje organizacijoje, tai kaip mes veikiam, kaip mes bendraujam, kaip mes vedam susirinkimus, kaip mes sprendimus priimam, taigi kokias elgsenas galbūt svarbu demonstruoti šitame etape. Tai va, tai organizacinė kultūra yra apie tai ir yra labai įvairių, kaip pavyzdžiui, į klientą orientuota kultūra, į inovacijas, į bendradarbiavimą, hierarchinė, matricinė ir taip toliau. Yra visokių kultūrų, struktūrų, bet dažniausiai kalbant apie kultūras, nėra tokio vieno grinuolio. Tai būna kažkokių kelių pagrindinių, kultūrų elementai. Ir kalbant apie mūsų organizaciją, mes kūrėm į klientą orientuotą kultūrą ir klientas mums yra pats svarbiausias. Bet savo kultūroje turim labai labai daug inovacijų kultūros elementų. Ir va čia jau biškai priartėjau prie to atsakymo, tai kas yra inovacijų kultūra, tai ji pirmiausia pripildyta tokių nuolatinių mokymusi, eksperimentavimo, darbuotojai skatinami teikti idėjas, jas įgyvendinti, kvestionavimo, pabandymų kitaip, drąsa priimti galbūt kažkokį pokytį arba įvesti pokytį. Tai taip apibendrinant, inovacijų kultūra labai nuolat mokosi ir labai daug kuria. Tai taip suprantu, kad iš tiesų sąmoningai priėjot prie to tikslo, kad norėjusi paskatinti daugiau darbuotojus imtis iniciatyvos, kelti klausimus ir keisti dalykus. Visiškai teisingai. Ir kalbant apie inovacijos kultūros galbūt tą pradžią, tai nuo ko pradėti? Visiems kyla tas klausimas, jeigu nori paskatinti, tai reikia imtis kažkokių veiksmų. Nuo ko pradėti? Tai ką mes supratom, kad reikia pradėti nuo mažų dalykų, bet juos jungti, kad tai būtų vienas kitą papildantys elementai. Kaip pavyzdys, pradėjom su Swedbank Lab inovacijų programa, į kurią pakvietėm mokytis kolegas, stiprinti inovacijų kompetencijas, kurti naujas idėjas, pakvietėm organizacijos kolegas, kurie nedalyvauja toj programų, stebėti visą šitą kelionę inovacijų, kad apskritai šita tema būtų gyva, jis skambėtų koridoriuose, komandose, kad, praskleisti, kas tai yra. Kitas žingsnis buvo pas mus erdvė, kurioje darbuotojai gali pateikti idėjas. Šauna į galvą, aišku, kvietėm pateikti į klientą orientuotas idėjas arba į darbuotojus, nes vis tiek, kad mums būtų patogiau, smagiau dirbti, tai yra dvi kryptis. Ir, kaip pasakyti, nuo tokių mažų žingsnių, bet juos jungti ir taip kvietėm, patys stengiamės viską labai nuosekliai daryti. Nes, kai aš sakau, kai jau pradeda darbuotojai jungti dalykus į tokią vieningą sistemą darniai, tai ateina tam tikra branda temos. Tai lygiai tas pats inovacijom norim ir darom tą patį, tai tiesiog tas iniciatyvos projektus labai stengiamės nuosekliai organizuoti. O kas buvo tas pagrindinis variklis? Nes dažniausiai, kai organizacijos kalba apie inovacijų kultūrą, skatinimą, tai būna keli dalykai, ne? Arba tiesiog nėra įpročio siūlyti idėjas, nevyksta tas, ne? Kitas būna, kad idėjos yra pasiūlomos, bet paskui jos ir pakimba kažkur ore, ne? Ir tada lyg ir su jom, bet nėra tokio mechanizmo, kaip tas idėjas tada svarstyti, patvirtinti, įgyvendinti, kas už tai atsakingas. Tai kas jūsų buvo ta problematika, ką norėjosi labiausiai spręsti? Gal sakyčiau ne problematika, kad apskritai pradėti nuo to, kad žmonės pradėtų kalbėti tokia kalba, kad, kaip pavyzdys, ne, pas mus čia taip neveikia, kad išnyktų tokie pasisakymai, tokios frazės, o vietoj jų atsirastų pabandom, pasigilinkim, pasižiūrėkim, pasitarkim, padiskutuokim, atraskim, tai kad tai būtų toksai. Nesakau, kad mums tikrai pavyks visas idėjas įgyventi, žinoma, tikrai ne, bet kad tas žodynas netgi žmonių keistusi, kad tiesiog kiekvieną, kai kolegos klausia, kad pasižiūrėtumėm iš skirtingų kampų, neatmestumėm, nes, kartais patys neįsivaizduojam, kartais kurioje vietoje gali atsirasti kažkokia, tokia geniali mintis ir sakom,
Nu, bet čia taip, su šita idėja, labai sudėtinga, gal, ir jau matai pats, kaip tu užsidedi blokus ir net nepabandai. Pats save sustabdai. Pats save sustabdai. Tai pirmiausia, norėjom, kad žmonės pakeistų tokį mąstymo kampą, kad bandytumėm, atrastumėm, smalsautumėm, su tokiu, kaip aš sakau, naiviu smalsumu kartais eitumėm į naujas idėjas arba į naujas patirtis. Tai ir pradėjom, būtent mūsų Swedbank Lab atsirado būtent ta inovacijų programa, kur nedidelė grupė darbuotojų mokėsi, bet visa organizacija stebėjo, kas vyksta, kokios temos, kas svarbu, kaip jiems sekasi. Na ir kaip aš sakau, ta sklaida, tavo komunikacijos sklaida ir tas nuolatinis dalinimasis, jis labai įtraukė kolegas. Ir dabar jau šiemet kaip tik vyksta antras sezonas mūsų Swedlabo. Ir jau mes net ir šiais metais kėlėm visai kitą tikslą programai, nes praeitais metais mes kėlėm tikslą tai skleisti inovacijų kultūrą su ta programa į organizaciją. Šiais metais mes sakom, jau paskleista, jau tikrai ta žodis yra nenaujas, jau mes apie tai kalbam, diskutuojam komandose. Šiemet didinti kolegų ratą, kurie geba teikti ir įgyvendinti idėjas. Tai yra, jau turim tam tikrą bendruomenę, kurią norim plėsti ir taip ugdyti kompetencijas. Na ir tada koregavosi tikslas, koregavosi truputėlį programos eiga ir turinys, kokį išnešam kolegoms, kurie nedalyvauja tam Swedlabe, nes labai daug, iš turinio prasme labai daug dalinamės į organizaciją. Tematikom, 3 pagrindinės mintys iš kiekvienos paskaitos, Aš dar norėjau klausti, ar teko stebėti su kažkokie nusistatymai ar kažkokie įsivaizdavimai žmonių, kurie lyg ir trukdytų tom inovacijom, paskleisti arba tiesiog imtis iniciatyvos kažką daryti, kai galbūt nežinau, ar pačią tą grupę, kai pasiėmėt, ar aplinkinius, kurie stebėjo, kokie nusistatymai yra žmonių galvose, darbuotojų galvose, kurie būtent trukdo inovacijom. Tikrai buvo ir tikrai yra, ir aš nesakau, kad mes neturim tų nusistatymų, tikrai dar yra ir yra su kuo dirbti. Tai galbūt pagrindinė tokia frazė, kuri skambėdavo, nes vis tiek bankas yra didžiulė organizacija su daug procesų, labai daug kompleksikos. Kažkur kažką pajudini, kitur žiūrėk atsilieps ir taip toliau. Tas mechanizmas nėra paprastas. Ir kai būdavo kažkokia nauja idėja, nauja iniciatyva, labai būdavo taip, tu užkulsiuose, banke taip neveikia. Ir taip iškart matai, kad net nenori pabandyti. Aš suprantu, kad sudėtinga, aš suprantu, kad imlu laikui arba tu turi labai įsivertinti, nes, sakom, ką pas mus reiškia, pavyzdžiui, inovacijų kultūrai, drąsiai priimk pokytį, drąsiai kur pokytį, tai nereiškia, kad desperatiškai yra aklai, aišku, kad vertini riziką, aišku, tai žiūri visus kampus ir viską įsivertini, bet tu bandai. Ir labai tam dažnai bandyme atsiranda labai daug potencialo, kurio tu negali net suplanuoti nepabandęs. Tai iš tos pusės, kad su nuostatom dirbam, bet jau vis mažiau tikrai. Gal gali šiek tiek, taip praktiškai praskleisti, kas tai inovacija, nes kai mes sakom žodį inovacija, tai dauguma žmonių visgi asocijuoja su technologijom, su kažkokiais sudėtingais dalykais, nors nebūtinai juk inovacija yra tai organizacijai. Ar jūs turėjot nuo pat pradžių kažkokių pavyzdžių, kas tai galėtų būti ir kokios tos inovacijos galėtų gimti iš tos programos? Labai gerai pastebėjai, kad inovacijos gali būti įvairios ir taip gali būti labai sistemingai einama link jų ir kūriama su inovacijų komandom ir taip toliau. Pas mus inovacijos tai yra idėjos, kurias darbuotojai gali pasiūlyti ir įgyvendinti organizacijoje. Tai bet koks gali būti ir patobulinimas, tiek pačio darbe, kiekvienas vis tiek turim savo tam tikrą atsakomybių spektrą ir kiekvienas galim tobulinti savo procesus, savo funkcijas ir taip toliau, darbo metodus. Bet taip pat galim idėją siūlyti taip tokiam platesniam kontekste. Pavyzdžiui, klientams galbūt pasižiūrėti, nes kiekvienas esam irgi klientas kažkokios tai organizacijos ar kažkokios paslaugos ir kiekvienas galim
iš kliento perspektyvos pasiūlyti idėją, kas dar labiau veiktų, kas būtų patogiau, kas būtų geriau. Tai inovacija pas mus tikrai nuo mažų iki didelių dalykų. Mes labai nepribojam, kad tik tokia ir ne kitokia, nes, aš manau, kad tai labai, kaip atgrasintų žmonės teikti inovacijas. Tai va. Ir čia šitoje vietoje galiu paminėti, kad mūsų inovacijų programoje žmonės, kurie dalyvauja, sprendžia realius iššūkius. Tai nėra taip, kad, kažkokie, kaip aš sakau, yra kažkokia sukurta situacija ir mes ten sprendžiam tą situaciją, ne? Ten bandom kažkaip inovuoti, bet tai ne apie mus. Ir tai iš tikrųjų, tai programa yra labai apie mus, nes yra iššūkiai visi iš gyvenimo, kur mums, nežinau, kur matom iššūkį kažkokį konkretų, kaip ten, nežinau, paskatinti kažkokią klientų dalį, kaip ten darbuotojų dalį paskatinti, ir tai iš tikrųjų realūs iššūkiai. Ir labai yra įdomu tada tyrinėti, kai tai vyksta realiai. Ir kai paskui, pavyzdžiui, po pirmos inovacijų programos buvo 5 komandos ir visos 5 turėjo skirtingus iššūkius, ir tie iššūkiai buvo atėję iš mūsų vadovų. Vadovai pateikė iššūkį, žiūrėkit, mes turim šitoj funkcijai tokį iššūkį. Ir buvo atrinkti iššūkiai, taip komandos pasiskirstė tos iššūkius. Šiais metais iššūkius galėjo atsinešti patys žmonės. Ir čia toks yra skirtumas, kad kai jau pats žmogus atsineša iššūkį, jo įsitraukimas į tą iššūkį yra ženkliai didesnis, negu tau kažkas duoda ir tu taip sakai, gerai, aš pabūsiu šitam iššūkį. Tai taip pabūni lik tarp kitko, bet kai tu pats ateini ir iš savo srities atsineši iššūkį, tai įsitraukimas fantastinis tada būna. Nes tas iššūkis būna tau artimesnis ir tau labiau, žinai, ir skauda kažkas, kas nėra tobula, tada tu esi suinteresuotas tą išspręsti. Taip, natūralu. Gintarė, tu jau pradėjai kalbėti apie pačią programą ir ką ten darėt. Gal gali papasakoti, kaip tai atrodė? Ar jūs atsirenkat, kas dalyvaus programoje ir kiek tų žmonių buvo nuo pat pradžių, kaip atrodė įtraukimas? Tikrai atsirenkam, nes esam didelė organizacija ir taip labai grubiai pasakysiu, turim 2500 darbuotojų Lietuvoje. Tai natūralu, kad būtų per didelė grupė mokymams. Tai atsirenkam ir praėjusiais metais turėjom 30, šiemet 31 startavo mokytis. Ir darom atranką. Atrankoje tiek pernai, tiek šiemet buvo kūrybinė užduotis. Reikėjo atlikti kūrybinę užduotį, nes vis tiek inovacijos apie tokį jau iškart kontekstas, kad kursim, mokinsime šitoj programoje, būtent apie smalsumą, kūrybą. Tai būna užduotis ir motyvacija. Tai va. Ar nori įsitraukę žmonės, ar daug turėjot norinčių? Daug turėjom norinčių. Pirmais metais buvo maždaug apie 100 žmonių, iš kurių rinkomės, tai pakankamai 100 žmonių atrankoje, ir kai turim tik 30 vietų. Ir tai iš pat pradžio galvojom dar mažesnę grupę daryti, bet kadangi buvo labai daug norinčių, tai tiesiog šiek tiek praplėtėm vietų skaičių. Tai noras buvo didelis. Bet kas atsitiko antrais metais? Norinčių skaičių šiek tiek sumažėjo. Ir paskui, taip truputėlį, kaip pasakyti, tyrinėjom kodėl. Nes pirmais metais komandos, jau savo tas idėjas pičino, buvo pafilmuota, vėl ištransliuota organizacijoje ir dauguma sako, wow, aš tai tikrai taip negalėčiau. Ir buvo tokia kaip ir kartelė užkelta, kad čia tai jau ateina tokie jau profesionalai, jau čia. Tai tai biškį savo koją pakišom, nes tada dauguma norėjo, bet neišdrįso tada antrais metais, bet kaip truputėlį kampą pakeitėm, paprašėm rekomendacijų. Tai kas iš tavo komandos galėtų? Ir tų rekomendacijų tikrai labai daug sulaukėm, kad, pavyzdžiui, Lukrecija tikrai gali, ten pas mus komandoje ten pastoviai turi minčių, jau kas jaunai ten sugalvos, kaip padaryti. Ir labai turėjom tikslingų rekomendacijų, kur tada, jau per rekomendacijas mes paskatinom žmonės dalyvauti ir taip vėl susibūrė nemažas potencialas atrankoje ir iš tų žmonių mes atsirinkom. Tai ne tie patys žmonės dalyvavo, 3 metai tas jūsų antras sezonas jau su kitais dalyviais buvo. Bet čia labai geras pastebėjimas. Kiti žmonės, bet turim linką ar tokį susijimą su ta pirma programa. Nes iš pirmos programos dalis dalyvių
tapo šių metų mentoriais. Ir jie taip pat yra įtraukti į programą, jie taip pat lydi komandas, nes atrenkam 30 žmonių, o šiemet 31, ir jie pasiskirsto mažom komandom, nes turi skirtingus iššūkius, taip mokosi, bet kartu ir turi tokį suportą mentorių, sponsorių, iš projekto komandos yra toksai palaikymas. Tai tie mentoriai yra praėjusių metų SvedLab dalyviai, kurie stodami į mentoriaus rolę taip pat mokėsi tai mentorystės meno, nes čia vėlgi reikia mokėti, taip išmanyti, kaip aš geriausiai galiu padėti tai komandai. Tai labai daug yra tęstinumo. Okay, faina girdėti. Tai, žodžiu, atsirinkot 30 žmonių. Ir tie 30 žmonių, aš taip suprantu, kad jie tiek ir mokėsi, tiek ir sprendė iššūkius. Teisingai, kaip ta programa atrodo, kaip jos visas tas sudėliojimas. Tai programa trunka 3 mėnesius, 3,5 gal taip grubiai pasakysiu. Pradedam rugsėjį, tiek pernai, kaip naują mokslo metą. Pradedam rugsėjį ir kiekvieną savaitę vyksta praktiniai susitikimai. Teoriniai, praktiniai yra miksuoti, mokomės penktadieniais, nes tai yra lengviausia tokia diena suderinti tą mokymąsi, nes kitos dienos labai intensyvios susirinkimais, susitikimais ir taip toliau. Tai mokomės penktadieniais, kiekvieną penktadienį dedikuojam savo laiką, darom tik gyvai, labai retai, kad online, buvo porą išimčių, bet šiaip pagrindinis principas gyvai. Turim kolegų iš kitų miestų, atvažiuoja, suplanuoja atvažiavimus ir dažniausiai miksuojam, kad, pavyzdžiui, porą savaičių būna tokie teoriniai susitikimai, konsultacijos su išorės lektoriais, su vidiniais lektoriais. Ir tada būna savarankiško darbo kelios savaitės, kada komanda tinkasi, bando pritaikyti įgytas žinias, kaip pavyzdys, mokėmės apie idėjų generavimo technikas, kaip jas daryti, nes idėjas generuoti irgi galime struktūriškai. Ir yra procesas. Tai susipažinom su procesu, pasipraktikavom, ten daugiau žaidybinė forma buvo smagu visiems. Ir paskui tu turi savo iššūkį ir tada grįžti su komanda, sakom, gerai, dabar pabandom mes praeiti šitam rate tarp 4-5 žmonių visą tą procesą. Pasipraktikuoja ir labai dažnai būna, kad sako, mes norim dar pasikonsultuoti su lektoriumi, nes mums čia nelabai gavosi arba gavosi ir nežinom, ką toliau daryti. Tai toksai būna teorija su praktika miksuota ir turėjom ir prototipavimo sesiją, turėjom ir pažink savo klientą sesiją, nes labai mūsų daug sprendimų arba idėjų orientuoti į klientą. Tai kaip įsitestuoti, veikia, neveikia, kaip, ten apklausą pasidaryti, arba kai kurių iššūkiai, pavyzdžiui, yra labai platus, tai kaip susisiaurinti tą iššūkį ir kur pakreipti tada į idėją. Tai mokomės kiekvieną penktadienį. Noriu dar klausti, kuriuo metu dalyviai gauna iššūkį? Ar nuo pat pradžių jie tą iššūkį turi, ar paskui jis įvedamas yra? Nuo pat pradžių. Nuo pat pradžių. Tai jie jau gali, ir tada, kai kalba teoriškai apie vieną ar kitą dalyką, jie gali jau galvoti apie tą savo iššūkį. Ir dar norėjau paklausti, paminėjai vieną dalyką, kad susitikimai yra tik gyvai. Kodėl priėmėt tą sprendimą, koks čia buvo jūsų noras, galbūt? Programa turi daug tikslų, gal pagrindinius pasakojau, kad skleisti inovacijų kultūrą, ten stiprinti bendruomenę, kuri kuria ir įgyvendina inovacijas, bet taip pat turim tikslą ir bendradarbiavimą. Nes mūsų programoje dalyvauja darbuotojai iš skirtingų, iš visų sričių, visas sritis esam padengę. Ir, tokioj didžiuliai organizacijai natūralu, kad tu nepažįsti savo kolegų, pažįsti tam tikrą ratą, ne? Ir labai skatinam bendradarbiavimą su tokiu gilesniu verslo supratimu. Tai, kaip pavyzdys, tai sveika Valerija, tai už ką tu atsakinga organizacija? Ir tu natūraliai pradedi domėtis, pradedi gilintis, supranti, kaip truputėlį jau praskleidžia tau tą kitą lauką, apie ką tai. Aš turiu kontaktą jau šitoj srityje, galiu tau paskambinti, kai man iškyla klausimų arba reikia susiderinti. Nes tas bendradarbiavimas mūsų organizacijoje be galo yra labai labai svarbus momentas, nes tokioj didelėje ir kompleksiniai aplinkoj reikia labai daug bendradarbiauti.
Tai va, tai užtat gyvai skatinam bendradarbiavimą, ryšius tarp kitų sričių, mokymasi vieni iš kitų ir įsitraukimas, kiek mes stebim, tikrai yra didesnis gyvai negu per nuotolį, nes kad ir kaip ten žmogus bando tą dėmesį išlaikyti, ir ypatingai kai tu esi darbo vietoj, vis tiek kažkas ateis, ar gali man padėti, ar gali man papasakot, ir vis tiek jo dėmesį šiek tiek kažkas kitas gali pavogti, arba ten per Teamsus pradeda rašinėti ir jau tavo dėmesys slopsta. Tai va, tai mes juos bandom gyvai ir netgi mėgstam padaryti ne mūsų pagrindiniam biure, o kažkur kitur susitikimus, kad visiškai jau būtų tas koncentruotas maksimaliai dėmesys į temą, inovacijas, į kolegas. Okay. Tai paminėjai, kad 3,5 mėnesio vyksta programa, ne? Ir ar tai reiškia, kad per 3,5 mėnesio ir turi išspręsti tą iššūkį ir gauti jau sprendimą savo siūlomą? Jie turi sugalvoti idėją. Aišku, turi pasimatuoti tą idėją, pasitikrinti ypatingai su sričių atstovais. Jeigu, pavyzdžiui, aš sprendžiu kažkokį klientų aptarnavimo, kažkokią situaciją, tai jie turi būtinai su klientų aptarnavimo žmonėm pasimatuoti, ar tikrai tai veiktų ir taip toliau, ar pirktų mano idėją galų galiausiai. Tai jie turi pristatyti idėją ir praeitais metais visos idėjos nukeliavo toliau. Kažkas nukeliavo dalinai, kažkas pilnai, kažkas integravosi jau į esamą projektą, nes buvo papildomų minčių. Tai visos idėjos kažkokia prasme, jos tokį žingsnį toliau nukeliavo ir nebuvo tokio kaip geriausios idėjos rinkimo, apdovanojimai ir ten pasiplokim ir tiek. Šiais metais toks kitoks approachas yra, kad planuojam daryti tą idėjos išrinkimą arba geriausios idėjos pristatymą, nes ir mokėmės ir analizavom ir tokio galbūt didesnio fokuso vienai idėjai norim. Nesakau, kad tos kitos idėjos, kurios galbūt, nebus apdovanota, jos negyvens. Aš manau, irgi kažkokia forma jos toliau nukeliaus arba dalinai nukeliaus, bet norim taip tokį skirti dėmesį ir fokusą šiemet į vieną idėją. Pasibandysim, pažiūrėsim, kaip šiemet veikia. Dar smalsu. Pernai, tai dabartinė grupė, aš taip suprantu, dar dirba, ne? Dirba intensyviai, dabar yra pats pikas. Super. Pernai metai, tai reiškia, tos komandos 6 generavo idėjas, dirbo prie jų, tada integravo į kažkokius ar projektus, ar departamentus, ar kažkur, reiškia, kažkieno procesą ir atsisveikino su tą idėją, ar visgi kažkoks tęstinumas yra? Ir čia buvo pabaigoj, darėm dar tokį pratimą, klausėm kolegų, kas norėtų toliau keliauti su įgyvendinimu. Nes tikrai per 3,5 mėnesio, jie daug laiko paskyrė. Ir vieniem tai buvo okei, kitiem nelabai, kiti pavargo, kiti sako, jau nori atsikvėpti truputėlį, kitoj temai pabūt. Labai įvairiai. Tai dalis kolegų liko ir toliau vystė savo idėjas ir tikrai, kad ir žinau, kad irgi iki šiol kažkokį turi santykį su tom idėjom, bet kai kurie kolegos pasakė, stop, aš atėjau iki šito taško, aš labai daug išmokau, toliau aš jau noriu grįžti į savo, tarnybą, padalinį ir jau noriu pagalvoti kažkaip kitaip, kažkokias idėjas kurti, nes vėlgi mes daug dalykų labai galim pritaikyti ne tik tą idėją, kurią aš kuriu, bet ir savo kasdienį. Nes visos mūsų paskaitos taip ir modeliuojamės. Tai ką dabar, mes čia ir dabar galim pasibandyti ir kaip pritaikyti, arba tą pritaikomumo kampą labai skatinam. Supratau. Dar galvoju, tai reiškia idėjos kaip ir ten paleistas įgyvendintos, paminėjai, kad buvo kitas jūsų tikslas transliuoti visą organizaciją, kas vyksta, ir ne tik tai tą iniciatyvinę grupę uždegti inovacijom, bet ir parodyti visiems kitiem aplinkui, kaip tai darėte, papasakok. Labai visaip. Tikrai darėm per tokius įtraukius, mūsų akim įtraukius būdus. Kaip pavyzdys, atsiranda kažkur kavos zonose QR kodai, ir ten QR kodas ir parašyta, ten pateik savo idėjas inovacijų programai ir tu, pavyzdžiui, QR koduką
nuskanuoji ir tu matai iššūkius, su kuriais komandos dirba, ir jeigu turi minčių, tu gali pasidalinti to mintim. Nesvarbu, ten struktūruotai, nestruktūruotai, tiesiog va tokia idėja, toks kampas, gal va, taip, į šitą pusę galėt pagalvoti. Tai va, įvairiausi konkursai. Tada, pavyzdžiui, šiais metais Svedlabas turi savo tokią erdvę komunikuoti, kur dalinamės visom naujienom, aišku, šalia ir intranetas, ir visur, ir visi kiti kanalai, naujienlaiškiai. Tačiau ta erdvė tokia labai daug ten tos informacijos ir dalyviai dalinasi, ir mes kaip projektų komanda dalinamės, kas ten vyksta ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, šiemet sugalvojame kiekvieną paskaitą padovanoti 2 pakvietimus, kurie galėtų tiesiog taip ateini, prisijungi, pabūni paskaitoje ir išeini. Ir labai tas įtrauku. Ir pavyzdžiui, ten porą dienų prieš paskaitą aš prašau, va štai turim 2 bilietus, kas norėtų, komentuokit, laikinkit. Tai pavyzdžiui, maždaug turiu tą atsitiktinį laimėtoją ištraukti iš 50 ar 60 kolegų, kurie nori pabūti toj paskaitoj, pabendrauti su tuo lektorium. Tai va, tokių kampų. Tada nemažai dalinamės video formatu, kas irgi yra, pavyzdžiui, nežinau, minutės ir kelių minučių video, kur tau viskas labai įdomu, dinamiška, pateikta, su garsu, su titrais. Padarom tokius trumpus video, pavyzdžiui, po kiekvienos paskaitos 3 pagrindinės žinutės. Tai tau, sakau, nėra geriau, kai tau atrodo 3 pagrindinės kažkokios išvados iš tos paskaitos, ir dar dalinasi ne tik mūsų dalyviai, nes ir feedbacką labai iš dalyvių įmam, bet lektoriai, kur tikrai smagu ir, kaip aš sakau, garbė mokytis su tokiais žinomais rinkoje lektoriais ir įsikvėpti. Tai va. Tai daug visokių formatų per komunikaciją, per konkursus, per pakvietimus, per idėjų pateikimą, per testus. Va, neseniai darėm tokį irgi fainą testą, kad sužinok savo inovacijų programoje misiją, ir ten tokie labai smagus, su visokiais gifais klausimėliai, bet galiausiai tu gauni kažkokį atsakymą apie tam tikrą iššūkį, kad tu esi stipriausias, ten, nežinau, pensijų reformos klausime, ir čia yra tavo stiprybė. Gal nori pateikti idėją šitai komandai? Tai va, tai toksai kaip būna kaip rezultatas, nors smagu tą testą atlikti, ir visi, tai kokia tavo misija, papasako, kokia tavo misija, ir tas labai užkrečia, ir labai ta žaidybinė forma, pasiteisinusi yra. Gal galėtum papasakot, kokių idėjų buvo ir ką sprendė praeitą grupę, kokie tie iššūkiai galėtų būti? Taip, tai praeita grupė tikrai sprendė tokius iššūkius kaip kreditų suteikimo procesas, kaip jį pagreitinti, kaip jį paefektyvinti. Ir tikrai žinau, kad be patobulinimų šitas procesas pasiėmė būtent iš jų idėjų krepšelio. Ir tai yra jau įdiegta ir įgyvendinta. Dar viena grupė sprendė būtent tvarumo klausimą, nes tvarumas tokie, kaip aš sakau, neišsemiami klodai, ypatingai dabar ir kvestionuoja šitą temą ir visokių kampų. Tai vėlgi viena grupė nagrinėjo būtent banką ir tvarumą, šitą temą, ir taip, kaip mes komunikuojam klientams, būtent jų pasiūlymas ir nugulė irgi dabar jau yra įgyvendintas. Tai va, tai tokių pavyzdžių tikrai yra daug. Šiais metais gal labai didelis fokusas yra orientacijoje į klientą, nes labai daug kolegų atsinešė šitą iššūkį, kad tokį išskirtinumą, kaip dar galėtumėm geriau, kaip dar galėtumėm labiau atliepti kliento poreikius. Tai va, šitas kampas pas mus šiemet labai stiprus, ir aišku, dirbtinis intelektas, vienareikšmiškai. Kaip pritaikyti, ne? Taip, kaip pritaikyti. Viena komanda šiais metais sprendžia, tai kaip dirbtinį intelektą panaudoti kiekvienoje darbo pozicijoje, nes esam labai dideli, kaip aš sakau, vieni naudoja jau kasdien ir jau neįsivaizduoja savo darbo atlikimo, kiti labai atsargiai, kiti sako, aš ruošiuosi pabandyti. Tai jie irgi va, tą temą nagrinėja iš įvairių kampų ir įkūrė kažkokį sprendinį, kaip pasakyti, sprendinys per edukacinę pusę gal labiau, jau šiek tiek pasmalsavau ir pasižiūrėjau, kaip jiem ten sekasi, bet jo, dirbtinio intelekto irgi nemažai šiemet.
Šiek tiek keitėt programą pačią, ne, nuo praeitų metų iki šių. Ar buvo kažkokių dalykų, kurie nepasiteisino, galbūt, na, tų dalykų, kurių nusprendėt nebetęsti? Vat koks tavo būtų patarimas iš tų pirmų metų pabandymo kitom organizacijom, kurios galbūt svarsto vienokią ar kitokią inovacijų programą pas save įsidiegti? Tai gal man pačiai tokia išmokta pamoka, nes labai arti buvau ir pernai, ir šiemet dar arčiau prie inovacijų programos, tai tokia, kad nieko nereikia kartoti taip pat. Reikia vis su kažkokiu naujumu, naujų elementų, pasižiūrėti aktualijas, kas dabar, susirinkti grįžtamą ryšį. Tai, bet taip visą laiką, kaip sakau, nors atrodo, nežinau, veiksmas ar darbas yra tas pats, bet naujumo visada reikia įdėti ir tas tikrai labai didelę vertę atneša. Tai va, tai tam, va tokiom akim mes ir dėliojom šiais metais tą inovacijų programą, tai keitėm šiek tiek turinio prasme ir prioritetus, nuo kokios temos pradedam, nes ką mes darėm, tai tikrai daug grįžtamo ryšio rinkom. Kaip tema, ar padėjo... Iš dalyvių, ne? Iš dalyvių, taip. Ar padėjo inovuoti, ar kaip tik, kaip aš sakau, sujaukė visas mintis, nes turėjom toksai inovacijų procesai iš vis yra up and down. Ir kai būna up, labai smagu, bet kai down būna, tai būna labai nesmagu ir dalyviai, mes nežinom, tai viskas, mums nieko neišeis. Tai reikia, kaip pasakyti, jau kaip praėjom pirmą kartą per tą programą, mes jau žinom, kokia bus tos grupės dinamika ir ta tokia psichologinė net atmosfera. Tai va tais elementais ir papildėm, kur matėm, kad trūksta. Kaip pavyzdys, šiais metais startavom ne nuo pačių inovacijų temų, bet nuo komandos formavimo. Ir pasakysiu, kam to reikia, dėl to, kad tave atrinko į programą, tu dabar gavai komandą, 4-5 žmonės, tu galbūt pirmą kartą juos matai. Gal kažką pažinojai ten 1 iš 5. Ir iš skirtingų sričių, visi labai aktyvūs, visi labai kūrybiški, nori pasisakyti ir kaip tau veikti va tokiai komandoje, ne? Ir tai iš tikrųjų nėra paprasta. Ir kartais, praeitų metų patirtis rodė, kad, kai kurios komandos klimpo, kol nesusidėliojo santykio pačio komandos. Tai va, tai pradėjom nuo komandos formavimo, praėjom basicą, tai kaip ten tie etapai, forming, norming, storming, visi pabuvom, bet skiriam laiką pabūti vieni su kitais, pažinti ir įsivardinti, kad bus tų etapų ir kad tai yra normali proceso dalis. Ir kažkaip, man atrodo, šita prasme yra sklandžiau šiais metais. Tai va, tai įsivardėjom, ko trūko, susirinkom grįžtamą į ryšį ir šiek tiek tikrai teko modifikuoti tą programą, bet, kaip pasakyti, praturtinti, gal labiau praturtinti. Tai va. Ar buvo kažkas iš temų, kas nepasiteisino ir ką turėjot, matėt, kad vertės ypatingos nekuria? Buvo viena tema, galbūt ne tai, kad nepasiteisino, kuri buvo per anksti. Mes labai anksti norėjom jau iškart KPI susidėlioti, ten iškart tikslus, kitos komandos dar pilnai neįsigilino į savo iššūkius. Ir taip tokia, tai nuo ko čia pradėjo, toks labai buvo sąmyšis, kad jau kažkokio rezultato reikia pirminio, nors namų darbai dar nepadaryti kito. Tai va tik šita vieta jo buvo. O dar norėjau klausti, sakyk, kad vienas iš pakeitimų buvo, kad pirmais metais iššūkius pateikė vadovai, ne, o antrais metais žmonės atsinešė patys. Ar čia irgi buvo sąmoningai prieita prie to klausimo, matėt kažką iš pirmos grupės, kad taip turėtų būti, ar norėjosi papildyti spektrą, kodėl toks sprendimas buvo? Gal toksai, kaip sakau, natūralus evoliucionavimas šitoj temai buvo, kad pirmą kartą, kai tu darai, tai tu pats bandai daugiau kurti, nes, nežinai, kad darbuotojus galvom jau kinsim prie inovacijų temos ir iš karto prašyti, kad jau jie čia atneštų iššūkius, gal nesupras, gal nežinos kaip, kodėl. Tai ėjom tokiu saugesniu keliu, kad susirinkom tos iššūkius, prioritizavom patys, ir tiesiog jau praskleidėm komandoms. Štai žiūrėkit iššūkiai, kuriuos gvildensit. Bet paskui, sakau, kai jau tas žodis, inovacijų žodis jau tapo mūsų koridoriuose, susirinkimuose ir tai nebenaujas jau mums žodis, tai sakom, gali ir patys žmonės. Toksai jau
toks, kaip pasakyti, kitas žingsnis į priekį, kad pasižiūrėkim, aš manom, kad tikrai jie atsineš ir atsinešė labai geri iššūkiai, sakau, visai kitas įsitraukimo lygis ir vadovai labai buvo patenkinti, sako, tikrai, taip ir reikia, kad patys žmonės ateitų su tuo, kas jiem aktualu. Kur jie mato, kad galim geriau, kur jie mato, kad, nežinau, reikia vystyti, reikia tobulinti, reikia naujų sprendinių, galbūt naujų kampų, nes, kai tu verdi savo sultyse, kartais ir nepamatai tų naujų kampų, kai žmogus ateina iš kitos srities, sako, o kodėl jūs taip nepabandot, ir galvoju, bet tikrai. Tai va. Taip, šviežias požiūris. Dabar turi jau antrą grupę suformuotą, kurie dirba su inovacijom, ar yra kažkiek matymo, kurios galbūt funkcijos labiausiai nori įsitraukia į inovacijas, o galbūt kurios dar nėra įtrauktos ir ką norėtum 3 metais kažką labiau paskatinti, kaip pagal organizacijos demografiją tai atrodo? Gal kurią funkciją, tai tikrai yra įsitraukę, padengimas yra visų funkcijų. Labiausiai galbūt įsitraukę yra kliento aptarnavimo padaliniai, bet natūralu jų ir daugiausiai turim organizacijoje, tai gal čia tik tiesiog taip dėliojasi. Bet ką galvojam daryti toliau, tikrai yra minčių per tą patį ir vadovų įtraukimą didesnį, nes vis tiek čia gal irgi norisi paminėti, kad apskritai keičiantis technologijom ir tas lūkestis lyderystėje labai keičiasi ir organizacijos irgi dabar pergalvoja, tai kokias kompetencijas vadovų ugdyti ir tikrai yra labai geras laikas, nes pačiai teko neseniai susipažinti su tokiu Harvard Business Impact. Ten jie nagrinėja vadovų kompetencijas ir tiesiog tas vadovavimas arba to vadovo įtaka vykstant pokyčiams yra be galo svarbi, ypatingai svarbi. Ir tas toksai veikimas neapibrėžtume irgi vis aktualesnis. Tai va, ir taip žiūrint iš vadovo perspektyvos, tai ką reiškia nuvesti komandą per pokytį arba paruošti komandą pokyčiui, tai reiškia, kad pačiam nuolat mokytis. Ir mūsų programoje yra, kaip pasakyti, gal 20-80, turim ir vadovų, ir specialistų, bet taip galvojam, kaip tos vadovus labiau įtraukti, nes irgi taip inovacijų programa, tai apie tokį pokytį, kaip čia veikti iš kito kampo, kaip tos idėjos, kaip čia inovacijas pritaikyti ir tada patiems kurti, kaip kažką adaptuoti, kažką priimti. Tai vis pagalvoju, kaip inovacijų programą labiau vadovus patraukti arba kad jie būtų dar arčiau, nes iš tikrųjų tikrai labai palaiko dalyvius, skatina dalyvauti, bet kaip taip nežinau, labiau įtraukti ir pačius vadovus, kad stipriai padėti ir jiems augti organizacijai. Okay. Ačiū labai, kad pasidalinai. Šiaip žiūri geras formatas. Aš manau, kad čia pasiėmi tos žmonės, kurie turi motivaciją, dar šiek tiek jiem duodi žinių ir sukuri jiem formą ir laiką dirbti su tais iššūkiais, su tais klausimais, kurių galbūt nėra taip paprasta išspręsti. Ir norisi ir tokio kolektyvinio požiūrį ir naujo priėjimo, tai labai smagiai skamba. Aš dar norėjau klausti, ar iš visų iššūkių pernai metais ar šiemet, ar turėjot kažkokių HR-inių iššūkių? HR-inių iššūkių, taip, tai gal nesakyčiau HR-inių, bet tokių daugiau gal nukreiptų į organizacijos vidų. Tai šiais metais tokį turim su dirbtiniu intelektu, kaip mums tą dirbtinį intelektą pritaikyti kasdienoj ir kaip jį labiau prijaukinti. O praėjusiais metais dabar bandau prisiminti, buvo irgi vienas nukreiptas į organizacijos vidų iššūkis. Tiksliai nepasakysiu, bet kažkas siejusi lyg su bendradarbiavimu. Tai nes, taip kažkaip taip natūraliai ir pasiskirsto, kad dauguma ten iš kokių 5-6, tai būna 4 į klientą orientuoti, ir keli būna į tokį organizacijos vidų, į darbuotojus, į kažkokį efektyvinimą pas mus viduje. Supratau. Kas tau didžiausias atradimas buvo? Galbūt tiek, kiek dirbi su duomenimis tų programų, kas padarė tau didžiausią įspūdį?
Man didžiausią įspūdį, kas padarė. Visada dažnai kaip projektų vadovė, tai daugiau žiūriu iš projekto komandos perspektyvos. Dabar žinai klausimas man asmeniškai. Tai žmonių gal energija. Aš sakau ir kolegoms pasakoju, nes mes dažnai būna penktadienį išeinam sakau, visai kitas patalpas mokytis, užsidarom, mokomės, inovuojam, aš būnu dažnai labai su jais. Ir aš sakau, mano širdis atsigauna. Labai gera, labai daug kūrybos, kokie žmonės drąsūs, kokie kūrybiški. Ir va čia ir yra inovacijų kultūros vienas iš momentų, kad labai svarbu turėti erdvę. Jeigu organizacijos geba sukurti erdvę, dedikuoti laiką tam, tikrai daug natūraliau kūrėsi inovacijos, negu ten kažkaip neturint tokios aplinkos. Ir įsitraukimas. Ir ne tai, kad mes kažkaip techniškai mokomės ir mechaniškai dėliojam, bet kaip yra tą smagu daryti. Būna daug juoko, daug istorijų, kažkas pavyko, geriausios sėkmės, blogiausi pavyzdžiai. Ir tame tiek yra tokios daug bendrystės. Ir ta bendrystė, tokia magija. Ir žiūrėk, buvo pirminė idėja, bet kai tu ją pasidalinai, 10 žmonių aplink, aplipdė, galvoju. Nebetpažįsti tada. Jo, nebetpažįsti ir galvoju, Dieve, kokia yra galia kurti kartu. Tai man gal ta tokia didžiausias atradimas kolegų kūrybiškume, degančiose akyse ir, tikrai labai gerą turim laiką. Ačiū tau, kad pasidalinai. Toks gražus pavyzdys kryptingo darbo, kai turim vieną ar kitokį tikslą, ir susidėliojam kryptingai veiksmus, kaip mes tą tikslą pasieksim, įtraukiant visą organizaciją arba jos dalį. Tai iš tiesų labai gražus pavyzdys, manau, ne tik kalbant apie inovacijas, bet siekiant ir kitų tikslų organizacijai, kaip galima vieną ar kitą iniciatyvą sudėlioti, pakreipti ir pasiekti tą tikslą, ką mes norim. Tai ačiū tau, Gintarė, kad buvai kartu, kad pasidalinai, ir linkiu tada daug įgyvendintų inovacijų ir ne tik tai 2 grupių, bet ir žymiai daugiau. Ačiū labai. Dėkui. Iki sekančių kartų. Jūs klausite podcast'o Žmogiškieji iššūkiai. Kad nepraleistumėte naujų epizodų, kviečiame prenumeruoti laidos naujienlaiškį adresu žmogiškieji.lt. Podcast'ą prenumeruoti taip pat galite per Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher ir kitose platformose. Laidos partneris Audioteka verslui. Nuolatinio tobulėjimo kultūra jūsų organizacijoje. www.audiotekaverslui.lt